Hola queridos alumnos, bienvenidos otra vez a mi canal Ispanų kalba su Elisa. Šiandien aš noriu pakalbėti apie tarimą. Taip, tarimas, nes čia yra tikrai labai svarbus dalykas, kai jūs mokotės ispanų kalbos. Tarimas, taip. Ir labai sunku yra tą tarimą perprasti, nes yra atveju, kai jisai labai netgi skiriasi nuo lietuvių kalbos ir kartais net nežinome, kaip mūsų burna, taip mūsų liežuvį, lūpas, į kokią poziciją juos pastatyti, taip sakant. Ir šiandien aš truputėlį jums apie tai papasakosiu ir taip pat papasakosiu apie svarbiausias taisyklės, kurias jūs galėsite savo užsirašyti, kada ir kaip mes tariame kiekvieną raidę ispanų kalboje. Manau, podemos empezar. Entonces, vamos a empezar. Mes pradėsime nuo garso K. Taip, garsas K. Garsas, būtent garsas, įsidėmėkite. Taigi, kada mes turime garsą K? O mes jį turime sekančiuose raidžių kombinacijose. K, Ko, Ku. Taip, kai mes turim C ir A, O, U, vieną iš šitų balsių. Ir taip pat Ke, Ki. Ku plus U, I, U, E. Vat būtent šitose raidžių kombinacijose mes visada turime K garsą. Žinoma, be pavyzdžių neapsieiti. Taigi, pavyzdžiui, casa, coco, cuatro, queso, 15. Matote, aš visur ištariu K garsą. Nes visada šitose konstrukcijose mes turime K garsą. Visada. Ir aš taip pat savo mokiniams sakau tokią, nežinau, taisyklę, galbūt čia skambės truputį ir vaikiškai, bet aš sakau, galite savo tarti K, Ko, Ku. Ir viskas. Kai jūs turite K, Ko, Ku, taip su C raidelė A, O, U, jūs visada tarsite K. Jums reikia tiesiog pasipraktikuoti ir su praktika, su laiku jums tikrai išeis ir jūs jau automatiškai įsiminsite, kad mes skaitome kaip K garsą. Toliau norėčiau pakalbėti apie S garsą. Ai, šitas garsas daug problemų duoda. S garsas jisai yra labai panašus į anglų kalbos the. Taip, the. Tai jis yra toks stiprus anglų kalboje, o ispanų kalboje atvirkščiai. Jisai yra švelnus. Matote, mano liežuvis yra tarp dantų iškištas kažkiek tai. Ir mes pučiame airį. Tai vadinasi, S garsas jį reikia tarti švelniai. Švelniai jį tariame, taip? Ir kokiosegi kombinacijose mes jį turim. O mes jį turim sekančiose. Kai mes turim C raidelę ir E, I, S, Si, taip matote, aš minkštai tariu. S, Si. Ir kai mes turime Sa, So, Su. Su Z raidelė A, O, U. Taip? Sa, So, Su. S, Si. Aš švilpauju ir jums reikia švilpauti, tik taip jūs teisingai šitą garsą galėsite ištarti. Nebijokite, kad tai gali skambėti kvailai ar juokingai. Ne, čia jums yra, kad jūs gerai tartumėte. Vadinasi, pakartojame. S, Si, Sa, So, Su. Galite patys savo, va taip keletą kartų vis pakartoti
Ir tikrai manau, po 10 kartų, o galbūt ir po 3 kartų, jums jau išeis ištarti. Ir dabar pasižiūrėsime mes ejemplos. 0, 5, so, sumo, Sambrano. Sambrano yra čia tiesiog miesto pavadinimas. Ir visose šitose atvejuose taip mes tariame F raidę, F, švilpavimą. Stengiamės švilpauti, F, taip, liežuvis tarp dantų ir pučiame airai. Toliau, sekantis garsas mūsų yra G. Garsas G. Garsą G mes turime G, go, gu, kai G eina su A, O, U ir G, gi. Ir su dvibalsiu UI, UE. Jūs šitoje vietoje galite pamatyti truputėlį taip sąsają su C raidelė, kurią mes pasižiūrėjome. Ten irgi buvo K, Ko, Ku, o čia G, Go, Gu. Labai panašu. Vadinasi, įsiminam taip. G, Go, Gu, kai G plus A, O, U ir G, gi šitose raidžių kombinacijose. Ir pavyzdžiai. Garcia, González, Guatemala, Rodríguez, gitarra. Visose šitose raidžių kombinacijose mes tariame G raidę. Ir paskutinis mūsų garsas šiandienai yra H. Garsas H. Su šito tikrai irgi nebus problema, nes lietuvių kalboje mes irgi turim garsą H. Retai, bet turim. Ir ispanų kalba jį turi daug dažniau. Ir mes H garsą visada turime su J raidelė, nes J raidelė ispanų kalboje turi garsą H. Visada hi, ho, hu, he. Visada. Ir. Visada garsą H turime su H, hi. Kai mes turim G plus E plus I. Dėl to aš pasakiau taip, kad G raidelė, jinai turi panašumų su C raidelė, nes irgi turi dėlionę tokią pačią. Vadinasi, su J raidelė visada turim H ir H, hi. Y los ejemplos. Javier, General, Jefa, Ginebra, José, Julio. Girdite, visur H raidelė. Nėra tikrai jokių sunkumų, manau. Ir čia būtų pagrindinis toks jums paaiškinimas, kokį garsą, kada mes turime. Ir taip pat norėčiau pakomentuoti, kaip jūs jau galėjote matyti, kad U raidelę mes neskaitome, kai mes turim UI, UE. Tokiuose atvejuose mes ją praleidžiam. Jūs jau turėjote tai pastebėti. Taip, pavyzdžiui, gitarra, queso, kike. Matote? U mes praleidžiame šitose atvejuose. Visada, kai mes turim UI, UE. U mes neskaitome. Bet tik su šitom dviem balsėm. Su I ir su E. Mes U neskaitome, praleidžiame. Dar pavyzdžių pasakysiu. Pavyzdžiui, pequeño, quiero, kiosco, guisante ir taip toliau. Visada mes U praleidžiame. Bet, yra didelis bet, kai mes ant U turime 2 taškus, šituo atveju mes U tarsime. Bet tų žodžių yra vos keletą, tikrai 1, 2 žodis ir viskas. Pavyzdžiui, pinguino, bilingue, cigüeña, vergüenza. Ir yra toliau daugiau žodelių, taip, bet jų yra tikrai labai mažai, dėl to aš viso nepasakosiu, nesakysiu, bet šitie tokie pagrindiniai. Čia būtų viskas šiandienai. Ačiū Jums už prenumeratą,
taip palaikysite mane, kad mes augtume, kad kuo daugiau žmonių galėtų mokytis, kad tai būtų pagalba, nes aš noriu, kad šitas pamokas jums būtų kaip pagalba, kad geriau išmokti ispanų kalbą. Entonces yo ya voy a despedir con vosotros. Gracias que habéis visto mi vídeo y ya nos vemos muy pronto en el próximo. Hasta pronto.